lyja lietutis, rytoj Joninės. Noriu pakviesti jūs trumpam į mano gausos iš sodą. Štai, kokios uogytės, kokios kekės, trešnių. Vau, tikiuosi matosi. Kiek trešnių. Čia žinot, kas žalioji vynogė. Visa štai koks bus derlius. Įsimylėjus yra trešnytė ir maumedis. Čia vyksta gausa. Ir einame toliau. Jeigu noriu parodyti, čia yra vienas medis abrikosas, kitas persikas. Ir žiūrėkite, jeigu matysite tenai, kiek yra šiais metais labai derlius, jeigu matosi žali lapai. O čia yra, man atrodo, vienas persikas, kitas abrikosas, maišau. Ir kaip Jolanta, serbenta, kaip serbentaitė, be serbentaičių. Štai juodieji, kokios uogytės, galima jų skinti ir valginti. Ir raudonieji, žiūrėkit, kokia gausa uogyčių. Kokia gausa uogyčių. Linkėjimai iš Lietuvos, iš Kauno. Štai, ir žiūrėkit, agrastai. Agrastai man primena vaikystę. Aviečių bus daug, reikia šalmų, aišku, visus medelius reikia viską tvarkyti. Ir vyšnia. Ir bus vyšnių raudonų. Taip pat man primena vaikystę. Lipdavom mes į didžiausius metus kaimą. Štai kokios vyšnytės. Ir žiūrėkit, kokia gausa. Bus mėlynųjų vynuogių. Kokios kekės. Štai kokios kekės. Visur žiūrėkit, kokios kekės. Medelius reikia prižiūrėti. Einam dar vieną vietelę. Man labai, žinot kas, labai visą laiką norėjau alyvinių. Ir štai aš turiu alyvinius obuoliukus. Kiek daug šiais metais bus derlius. Ir bus ir, man atrodo, ir slyvų. Šiais metais gal nedaug.